Kiek bus šimtas. Labą dieną visiems ir dalyvaujantiems ir svarbiausia mūsų legendiniam advokatui Raimundui Lideikai. Tai mes iš tikrųjų, manau, kad čia gal tikrai pristatyti mažai kam reikia mūsų advokatą. Tai yra Lietuvos advokatų tarybos narys, ilgametis, 2 kadencijas, kiek žinau, buvo. Ir iš tikrųjų, kas yra svarbiausia, tai pirmasis istorijoje advokatas, kuris turi gavęs Lietuvos advokatūros įsteigtą gynėjo statulėlę. Tai šitą irgi norėsim biškį plačiau papasakoti, nes čia yra toks kaip ir advokatūra įsteigė už ypatingus nuopelnus Lietuvos advokatūrai, kad tai yra asmenybė turi būti tikrai ir padariusi, ir dar daranti šiai dienai, kurianti advokatūrą Lietuvos, jos tradicijas ir pasiekimus platinanti. Papildomai mes norėsim pašnekėti irgi apie tai, kaip ponas Raimundas Lietuvos advokatūrą atėjo, koks buvo laikmetis, kokius advokatus susitiko, kokią jie pamatė tą kaip advokatūrą, kas buvo kitaip, kaip jinai paskui eigoje keitėsi, kas buvo mėgstamiausia, kas buvo galbūt rizikos, pavojai didesni, čia šiandieninė akimirka irgi labai aktualu, ir kokią gal įsimintiniausią bylą Raimundo paprašysim prisiminti, idealus, ir pabaigoje tai paprašysim, kokį palinkėjimą Raimundas galėtų Lietuvos jauniesiem advokatam palinkėti, nes dabar iš tikrųjų, nors sakoma, kad advokatūra labai smarkiai nesiplečia, bet vis tiek yra daug didesnė negu buvo tada, kai atėjo Raimundas. Ir vis tik tais jauni žmonės renkasi tą specialybę, žavisi jie ir norėtumėm, kad pasidalintumėt tuo žavesiu, nes jūs žiūri daug kas. Ir jaunieji, ir ne tik jaunieji advokatai žiūri, kaip jūs dirbat ir mokosi iš jūsų. Tai va čia norėtumėm visą šitą pasisemti iš jūsų ir kad mūsų bendruomenė išliktų Raimundo Lideikos ir patarimai ir jos toksai legendinis statusas. Tai va, tai jeigu nuo pats pradžių pradėtumėm, tai iš kurio krašto kilęs Raimundas? Labą dieną visiems. Gal nuo temos pavadinimo, tai aš jau čia diskutavau iki dabar, kad šitame pavadinime, kas čia buvo užrašyta, tai tą žodis legenda reikėtų išbraukti, nes čia, bet diskutuodami supratom, kad ir mano stažuotės vadovas, gerbiamas advokatas Kazimieras Rakauskas, jis irgi čia buvo prieš tai šituose įrašuose, šituose laidose, štai jis tai tikrai legenda yra, nes jeigu jis yra legenda, tai jo mokinys toks kaip aš, kažin ar tokiu gali save vadintis. Tai aš gal tą temos pavadinimą leisiu savo taip ir performuluosiu, o tegul būna maždaug taip pašnekesiai apie praeitojo amžiaus 10-ojo dešimtmečio advokatūrą. Gerai, šitą galim daryti. Nes labai tokiu atėjau būtent įdomių laikų į advokatūrą, tai buvo 1990 metai, rugpjūčio 1 diena, kada atėjau stažuotis į advokatūrą. Kaip aš ją patekau, kodėl ją patekau, tai atsakymas yra labai paprastas. Prisiskaičiau detektyvinių romanų. Bet čia teisingiau detektyviniai romanai gal nulėmė tai, kad aš jau nuo viduriniai mokyklai baigęs 8 klases jau žinojau, kad jau kur stosiu ir ką darysiu. Tai man nebebuvo kažkokių tai ten didelių problemų, jau žinojau, kokius ten mokslus koncentruotis ir visą kitą, jau pasirinkau teisę. Aišku, supratimas apie tą teisę iš detektyvinių romanų, tai jis toks įdomus buvo. Aš dar atsimenu, kokioje 10 ar 11 klasėje kažkokiu tai būdu man pateko į rankas tuometinis tarybinis baudžiamasis kodeksas tokiu tamsiu viršeliu. Prieš tą kodeksą pasiskaitinėjau. Aišku, įdomu buvo, kas ten per nusikaltimai, už ką čia baudžia, visokia spekulacija, vadinasi, nusikaltimas ir panašus dalykai. Ir toks jaunam žmogui įspūdis susidarė, kad teisė tai ir yra visas mokslas apie tą baudžiamąjį kodeksą. O toks stereotipas buvo. Aš paskui pirmam kurse, kai įstojau ir po pirmiesiams egzaminams grįžau į namus ir pradėjau ten savo konspektus, ten parodžiau artimiesiems, tėvukui, mamai. Tai kai ten prasideda mokslai, kas yra teisės teorija, teisės ir valstybės teorija ir panašus, tai ten apie tą baudžiamąją teisę, kada pradės kalbėti, aš taip laukiau iki antro kurso. Bet tas susiformavimas tokiam stereotipom, tai aš kažkaip buvau nusiteikęs, kad štai būsiu kažkoks tai tardytojas ar prokuroras.
Nes, nu, vis tas baudžiamasis kodeksas mintyse, taip ir studijų laikais kažkaip tai tą specializaciją baudžiamos teisės buvau pasirinkęs. Bet žinokit, tą stereotipą labai su, sugriovė, mano supratimu, tai tokia praktika universitete. Nežinau, gal buvom kokiam trečiam ar ketvirtam kurse ir Ai, aš seminarą pasileidau. pasipraktikuoti mus nusiuntė į, Gerai, Albinai, tvarko, iki. tuo metu vadinosi tokių baisiai biurokratiškų pavadinimų kovos su socialistinės nusavybės grobstymo skyriui. OBHSS rusiškai, jo. Tai žinokit, mane pribloškė ten tie mentų metodai ir tos užduotis, kurias jie mums kaip studentams kėlė. Tai pirmoji užduotis, buvom 3 ten ar 4 ar 5 vyrukai kursiokai, mums išdalino tokius kiekvienam tinklelius, žinot, sovietmečiu buvo toks tinklelis, nu, kur eini parduotuviai, tą tinklelį prisimeti, senose rusiškose komedijose, kur su Nikulinu, kuris ten į tą tinklelį pistoletą įmeta ir vaikšto po miestą. Tai va tokius išdalino ir sako, dabar jūsų užduotis, va einam tikrinti vieną daržovių parduotuvę ir jūs ten va apsimesit pirkėjais, prisiperkat šitą, jūs ten susimokat tas kapeikas, tada mes ten tie operatyvininkai prisistatom, sakom, va čia patikrinimas ir skaičiuojam, ar jos nesukčiauja, ar teisingai apskaičiavo viską. Nu ir ką? Nu ir mes visi ten prisipirkom, tos pardavėjos vargšės krečia, joms ten rankos dreba, suskaičiavo, nususkaičiavo. Kaip gyvas atsimenu, man priskaičiavo 5 kapeikom per daug. 5 kapeikom per daug, kitiems ten tai 17, tai 20, tai kažkiek. Nu ir žinokit, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet panašu, kad net baudžiamąją bylą kažkokią pradėjo tom pardavėjom, kad mes net į teismą jom liudyti. Nu gal dabar aš jau klystu, gal ten administracinė tik tai buvo byla, bet tikrai dar ir į teismą jom liudyti. Dėl tų kapeikų. Jo, tai aš šitą kaip pamačiau, va šitą, kuo jie ten užsiminėja ir kaip ten tie žmonės jaučiasi, kai ten juos krečia. Tai žinot, man tas jausmas yra išlikęs, aš dabar tą jausmą dažnai atgaminu, kai pačiam tenka susidurti va, su tais ikiteisminiais tyrimais tose pirmose stadijose, tai ten į kokią kratą. Jeigu klientas pakviečia sudėlioti ar ką, tai visi tie įspūdžiai atsigamina ir kažkaip nuo tos praktikos aš pradėjau galvoti, kad gal ne tyrėjas, ne prokuroras. O kaip klausivadinti, stebėdavo žmonės, tu buvo kasėsi, labiau bijojo negu dabar žmonės, ne? Jau gal biški tokie drąsesni žmonės dabar jaučiasi, ar panašiai dreba? Na, žinot, aš tai labai drąsiai besilginčių tikrai vienetai yra žmonių, teko turėti tokių klientų pavardžių, neminėsiu, kurie tikrai laikėsi pakankamai tvirtai ir net atvira teisėsaugos institucijai savo pasiryžimą pasako, žinot, jūs čia galit mane gąsdinti, galit mane čia mesti tą areštinę ten ar savaitę ar kiek, bet mano principai yra svarbiau, aš sutinku, bet turbūt aš turėjau tik tai porą tokių. O visi dreba kaip ir visi kiti, tai žinot, kaip pasirinkimas, ar tu čia klok kažkokią tyrėjų įsivaizduojamą tiesą dabar ir nedelsiant, ar tave įmes į tą kažkokią tai areštinę, tai dažnai pasirinkimai nebūna tokie tvirti. Dažniausiai tai pasakysiu, kad ta baimė, tas įsibrovimas į žmogaus asmeninį gyvenimą, koks jis bebūtų, ar tai tada tuo sovietmečiu ar dabar, jis nedaug kuom skiriasi. Tai paskui aš sakau, mūsų laikais tai buvo labai paprastas. Mūsų karta, bebaiginėjant universitetą, tai mes dar patyrėm tą vadinamąjį turbūt paskutinis jis buvo paskutiniai metai, kada dar buvo valstybės skirstymas. Tai yra visa 100 jau reiškia tų diplomus gavusių jaunųjų teisininkų yra paskirstomi ten, kas į prokuratūrą, kas kur. Iškart paskirstydavo? Jo, ir galėdavai rinktis, bet tas pasirinkimas, norint patekti į advokatūrą, kriterijus buvo labai paprastas. Būdavo 2 vietos iš kurso. Per metus 2 vietos. O, iš 100. Studentų iš 100. Na ir jeigu tu pagal pažangumą patenki,
Tai mūsų kurse pasisekė, kad pagal tos jau mokymosi rezultatus dabartinis konstitucinio teismo pirmininkas buvo pirmas, bet jį advokatūra nedomino, jį domino akademiniai dalykai, tai jis kaip ir nekonkurentas buvo, o mes su kolegė Indrė Panovaitė buvom antri ir treti. Tai mes tame kurse pagal pažangumą, tai mes jau jas ir pasirinkom. Tai jeigu aš tiksliai atsimenu, kad man liktai atiteko, kad jau pabaigsiu stažuoti ir turėsiu į Kelmę važiuoti, o Indrė ir tik ne į Skodą kažkur ten buvo. Bet paskui po to stažuotės nebeišvažiavom ten. Atsirado svarbių priežasčių likti Vilniuje, tai taip ir likom. Bet tai advokatus realiai pagal pažangumą visi verždavos. Nu, aišku, pirmininkas nenorėjo dabartinis, o šiaip tais visi pažangiausiai eidavo advokatūrą. Tai tas tarsi jau ir būdavo ten kokio 4-5 kurso, jeigu jau pradedi galvoti, ką rinktis, tai taisyklės pakankamai aiškios buvo. Nori advokatūrą, prašau. Bet mokykis. Pasiekti rezultatą. O nebuvo tokios kaip konkurencijos, bet jau studijuojant, kad nori rinktis, nori advokatūrą, geriau negu visi. Ar nebuvo konkurencijos? Suvokimas tai buvo, bet mato, tai skaičiuodavo ne taip, kad tu ten, kaip aš, pavyzdžiui, sugalvojau, kad į tą advokatūrą ten jau pradėsiu pretenduoti gal kokiam 4 kurse, tai liko 2 metai, bet tai rezultatai tai užskaitomi nuo pat 1 kurso. Visą mokslą. Tai jau tu turi, čia taip nebepriklauso, čia jau turi, kaip čia pasakyti, turėti tą bagažą. O mokytės nuo kurių iki kurių metų? O tai čia su mokslais, tai dar irgi istorija. Aš mokiausi labai ilgai, 7 metus, todėl kad mes pakliuvom ant Gorbačiovo reformos, kur po 1 kurso į armiją iškeliavo. O teko šautuvo laikyti? Jo, tai vienintelė lengvata ten mums buvo, kad šiek tiek trumpiau ta tarnyba, nes leido 1 kurso egzaminus įsilaikyti, tai jie įvyko ten Birželio Liepos mėnesį, tai mus ten paėmė rugpjūtį, ką ne studentus imdavo gegužį, tai šiek tiek sutrumpino. O armijai neteko teisė užsimti kokią nors karinę ten? Ne, gal daugiau teisė užsimti neteko, bet teko kai kada parodyti teisinius principus ten įvairiems karininkams ir kitams dalykams. Su ta teisė į armiją, tai čia aš dar irgi, jeigu nukrypstam turim laiką čia. Į mokyklos laikus, tai ten dar kitaip buvo. Aš turbūt įkyriai nuo vieno tokio tarybinios armijos pulkininko atsikalbinėjau kokį pusmetį, nes jis kai sužinojo, kad aš renkuosi teisę, juk tada būdavo tas karinis lavinimas, parengimas mokykloje. Tai ten, sakau, tarybinės armijos į pensiją išėjęs pulkininkas tam paradų vedavo ir jis sužinojo, tai jis mane vos ne kas 2 dieną kviesdavosi pokalbiams ir kalbinėdavo, tai sakydavo, tai gerai, juristas perspektyvi profesija, tai tu būk karinis juristas, stok tu ten ir ten. Sakau, kad man ir čia Lietuvoje patinka, Vilnius gerai. O tai turėčiau jau nebe Lietuvoje, jau Maskvą kokią reikėjo? Jo, kiek pamenu, ten jo, tas ar ne į Minską kažkur, ar dar kažkur, tai jau ten būtų parengę. Bet siūlė parengimą ir... Bet tarp kolegų, jeigu ten biografijas pasižiūri, tai tų, kurie buvo karinėse prokuratūrose, tai mūsų advokatūra jau atėjusių tokių žmonių. Tai va tas sovietmečio pabaigos, arba ten, kaip sakau, 10-mečio pradžios ar 90-mečio pradžios tas pasirinkimas teisininko profesijos dar buvo problematiškas, nes bandydavo tave nukreipti tinkamą linkmę, kaip jam atrodydavo. Bet mokslas 80-ais pradėjot ir universitetą įstojot? Į universitetą įstojau 1983. 83. Tai 4 pavasarį baigiam tą ir tada 84-86. Netoli nuvežė į Liepoją čia. O, tai pas kaimynus, bet Afganistanas jau irgi? Ir tokiam prieš lėktuvinės gynybos daliny tarnavom, tai ten tų raketų šiek tiek pasižiūrėjom viską, tai dar žiūrėk, dar iš Ukrainos karo aš tų raketų matau. Dar pažįstamų. Dar yra pažįstamų. Jos ten dar skraido tos rusiškos raketos, tos tada, kai kurios buvo naujausios, tai dabar matyti iš sandėlių ištraukti. Dar veikia, matymus vis tiek. Reikia išmesti. Nu, jie panaudoja kai kurie nelabai geranoriški mūsų kaimynai. Na tai ką, tai
į advokatūrą. Tai advokatūra, sakau, tai išsilaikėme egzaminus, pirmas, antras, labai puiku, nu, čia jau atėjom 90 rugpjūčio 1 į Vilniaus miestą, pirmąją juridinę konsultaciją, kaip jie tada vadinasi. Vedėjas buvo advokatas Kudaba. O ten atėjau todėl, kad kažkaip sakau, aš jau prieš pusmetį ten jau kaip studentas darė tokią praktiką. Advokatūros keliom savaitėm buvo pakliuvęs, tai ten kažkaip susipažinom, bendravom su tais advokatais, tai paskui kažkaip, kai jau pradėjau kur stažuoti, tai nebuvo problemų susitart, kad jie mane ten priims. Tai kaip... O dar klausimą norėjau, o kai jūs jau atsirinko, kad jau jūs į advokatūrą norėtumėt kažkokio patikrinimo žinių egzamino advokatūroje nebebuvo? Jau čia. Ne, tai žiūrėkit, tas 9-asis, tai yra 10-asis dešimtmetis praeito amžiaus, aš taip sakau, tai buvo aukso amžius jauniesiems advokatams. Tai čia galima raidėm parašyti, jeigu jūsų asociacija, tai vargu ar jūs tokių laikų sulauksit ir aš papasakosiu, kodėl. Tai dabar ta pirmoji diena ateinu, bet tais laikais buvo tas vadinamas dalyvavimas baudžiamose bylose pagal valstybės paskirimą. Kaip ir dabar. Ateinu iki pietų ar kaip. Ir advokatas, kur dabar kaip tos konsultacijos sėdės, tada mane pamato, atėjai, ir vaikšto su tokiu popieriu. Sako, klausyk, nerandu jokio laisvo advokato, kas rytoj galėtų į baudžiamąją bylą nueiti. Rytoj. Na, tai sakau, nieko prieš, kaip ten galima vienam tam stažuotojui dalyvauti, ar ne? Tai dalyvausit kartu su praktikos vadovu, bet sako, aš dabar to jūsų, ne praktikos, tas stažuotis, sako, aš to dabar stažuotis vadovo čia, advokatas Rikauskas matyt posėdį buvo. Bet sako, išrašau tą orderį kaip stažuotojai, eik į teismo bylos skaityti. Pavardė, vardas to teismo, nueinu į tą Naujosios Vilnios pasakų namelį, kuris ten toks ant kalnelio medinis namas, kieme ten vištos vaikščia, viskas, langai atidaryti, saulėta diena, įeini į salę, katinas miega teisėjo vietoje, žodžiu, idilija. Tai ta idilija greitai nutrūko, kai man atnešė, jeigu gerai atsimenu, apie 10 tomų bylos medžiagos. Paaiškėjo mano ginamasis kaltinamas visokiausiam vagystėm iš butų, iš sandėliukų, iš ko ten, gal kokie 8 epizodai, byla 10 tomų, posėdis rytoj, sako, skaitykit, stažuotojų. Ir nuo ko čia dabar pradėti šitas skaityti? Skambinuosi telefonu, iš teismo telefono į juridinę konsultaciją. Ačiū Dievui, advokatas Rakauskas buvo jau grįžęs iš kažkokios bylos. Sakau, advokate, 10 tomų nuo ko pradėti. Jis man sako, klausyk, sako, pasiimk paskutinį tomą. Susirask. Tuo metu vadinosi ne kaltinamasis aktas, o kaltinamoji išvada. Susirask kaltinamąją išvadą. Susirask toj vietoj, kur yra aprašomi tavo, tai yra mūsų jau ginamojo veiksmai, ir nusirašyk, susikonspektuok viską. Ir viskas, rytoj eisim į posėdį, ten sako, prasidės tam tikri formalumai, mes tai bylai pasiruošime įvyko. Tai taip ir įvyko. Teisingai. Taip ir įvyko, tas procesas ten vyko, kai daug tų epizodų, daug kaltinamų, kokie 4 mėnesiai, tai mes tą bylą puikiausiai. Tai suprantat, bet laikai tai kokie buvo, kad tas bylų skaitimas, tai dabar visi pripratę prie PP prisijungia prieš miegą ar kada ir pasiskaito, kas ten toj bylui dedasi. Tada tai net kopijavimo aparato nebuvo. Konspektas. Sėdi ir konspektuoji tą bylą. Bet aš dar paklausiu, kur nuėjote į teismą ir tą bylą, tai pirmas jūsų toks buvo susipažinimas, kad ar studijų laikais būdavo kažkokia praktika, kas ta byla ir kaip ją analizuoti? Studijų laikais, atleiskit, aš kaip sakau, gal daugiau ten tos praktikos būdavo kreipiama civilistikai.
Bet baudžiamoji teisė tai daugiau praktikos va, tiems tyrimams, bet ne teisminiam procesui. Kažkaip va, toks yra, nu, tada vadinasi parinktinis tardymas. Čia dabar visos savokos kitokios. Parinktinis. Jo, parinktinis tardymas. Aš tai ir būtent vat, pirmosios dienos vat, ateini į tą advokatūros stažuotę ir suvoki ko, kad nu, civilinę teisę baigiai, civilinį procesą baigiai, baudžiamą teisę, baudžiamą procesą, bet kaip surašyti paprastą ieškinuką, kaip surašyti, ką čia, kaip nieko, kaip tą bylą skaityti, nu irgi nebuvo, nu, bet tai ką, nu stažuotė tai pusę metų trunka. Ir kuo puikiausiai įsivažiuoji. Aš jums galiu pasakyti taip, dėl ko auksiniai laikai. Atėjęs į tą stažuotę pirmąją juridinę konsultaciją, labai nevengdavau, tiesiog net verždavausi į budinčio advokato vietą. Budintis advokatas tai kas buvo? Tai budėdavo iš eilės advokatai prie telefonų, jeigu reikia pakvieti kolegą, jeigu jam skambina, ne visi advokatai turėjo telefonus, laidiniai telefonai, ten keletas jų buvo. Tai dar tokie iš tų laikų tokie kaip anekdotai atsimenu. Bet čia dar iš senesnių laikų tokios istorijos kildavo. Mūsų advokatas Fišas, tai jis buvo tam pačiam kabinete, jie turėjo su advokatu Ragausku, tai jis man tokią istoriją pasakojo, kad anksčiau toje advokatų kontoroje dirbo advokatas ir Fišas, ir advokatas pavardė Šoferis. Šoferis. Jo, buvo toks advokatas, man atrodo, kad čia dar senesni laikai, tai čia vyko Šiauliuose dar, nes advokatas Fišas savo praktiką pradėjo Šiauliuose, mano gimtajame mieste. Nu, tai ten būdavo, kad paskambina klientas ir sako, pakvieskit šoferį, tai advokatas Fišas, jeigu budėdavo, atsakydavo, atleiskit, čia ne garažas, čia juridinė konsultacija. O kaip advokatas šoferis atsakydavo apie jo pavardę, tai aš čia ir netransliuosiu. Skolingas nelikdavo. Jo, tai čia tokių iš įdomesnių prisiminimų, bet va tas budėjimas, tam jaunam atėjusiam stažuotojui, tai buvo, nu, žinokit, tas aruodas. Aš po tų 6 mėnesių stažuotės aš jau buvau susikomplektavęs savo tokią klientūrą, kad kai aš jau pradėjau po tų pusės metų visiškai pilnai kaip advokatas, tai mano dienotvarkė atrodydavo taip. Iš ryto eini į teismo posėdį civilinę bylą, po pietų eini į baudžiamąją bylą, o tarp posėdžių dar turi nubėgti tą parinktinį tardymą kokį nors apklausą. Nes tie advokatai, kurie turėjo tą jau tą didelį įdirbį, jie taip ir vengdavo tų budėjimų. Tu ten kaip jaunas, tu ten būni, tai galite įsivaizduoti, koks klientų srautas buvo. Tu būdamas ten prie tų telefonų, bet sakinėdamas dar tu priemi interesantus, kurie nu taip tiesiog užeina iš gatvės. Klausimų, darbo teisės, butų teisės, šeimos teisės, baudžiamosios teisės, jeigu kyla ten, gali tada pasiūlyti, kad čia apsiimsi ginti ir atstovauti ten ar ką. Nu tai dieną 8 valandas atsidėjęs, tu gali įsigyti kokius 8 naujus klientus. Aišku, gal tų ten klientų bus darbas, koks, kad tu ieškinį parašysi ieškinuką ir tas pasibaigs. Bet tai buvo kokios galimybės ir koks raudas. Bet, pažiūrėjau, kaip sutartį jau sudarydavote jūs asmeniškai, tas, kas budėjime buvo, tas advokatas susidaro. Jo. Ten jau ta juridinė konsultacija nebedalyvaudavo. Ne, tai ten būdavo, sutartis iš esmės būdavo sudaroma su juridinė konsultacija. Tu tik tai nuneždavai tą juridinės konsultacijos, ten rėdės pasirašinėdavo ir viskas, ir tau ten priklausydavo tas honoraras, kurį ten atidirbdavai. Bet tarsi tokia formali kontrolė būdavo. Kažką jo tą turėdavo kaip čia sankcionuoti ir pasirašyti po tuo susitarimu. Tas vedėjas ten ir buhalterija buvo visiems viena, jau juridinės konsultacijos buhalterija, viskas. Va šiandien laikam labai aktualus irgi, kaip ten tie pinigėliai. Dar koks įdomus dalykas, įsivaizduojat, buvo leidžiama skirtingai nuo dabar. Aš tą idėją kažkada tai net ir advokatų tarybai kėliau.
Na, užeina žmogus, ar ne, vat pagal dabartinį mūsų advokatūros įstatymą, ar ne? Nu, šiaip jau kliento kreipimasis į advokatą yra paslaptis ir visą kitą. O gal žmogus net jis nenori atskleisti savęs, jis nenori paaiškinti kas, jis tiesiog nori pasiklausti kažkokio tai teisinio reguliavimo, kaip yra ir kaip. Tai tais laikais, kas buvo teigiama, tai konsultacijas būdavo teikiamos be sutarties. Ai, tiesiog. Tiesiog tas, kuris teikia, jis turėdavo kvitus tokius, kur ten būdavo ant šaknelės 3 rubliai užrašyta ir ant to kvito 3 rubliai, bet ne tik 3 rubliai būdavo ir rublis ir 5. Tai nuplėši kvitą konsultaciją suteikęs ir atiduodi. Žmogus paduoda pinigus, tu gražini tą pirmą šaknelę į buhalteriją. Tai vat buvo neformalizuota. Tai aš iš tų laikų puikiai atsimenu, kad čia vien, jeigu tu neini į teismą niekur ir vien pabudi tą dieną prie tų konsultacijų teikdamas, tai atleiskit, tu pakonsultuoji kokį 10 ar 12 asmenų, kaip minimum. Ir va, koks neuždirbtų pinigų dar paslaipė. Nu, žinokit, tikrai nesiskundžiau, kai pradėjau stažuotis. Tai finansiškai advokatūra biškį buvo nuo pat pradžių neblogas. Tai ką, jaunieji advokatai, tai aš galėčiau taip palinkėti jums, jūs sulaukit vėl tokių laikų, kad jaunieji advokatai galėtų, bet tai tada, aš va čia kolegom rodžiau, turbūt gal į stažuotę atėjęs, ar turbūt, kad į stažuotę atėjęs gautų knygą iš tų laikų išsaugoti. Teisinių raštų pavyzdžiai, aišku, įdomiai užrašyta, čia tarnybiniam naudojimui yra tarsi tarnybinė paslaptis, o čia dar mano numeriukas užrašytas, tai kai aš atėjau stažuotis, tai su stažuotojais ir advokatais Lietuvoje buvo 347 advokatai, nes čia šitą numeriuką man užrašė, kaip dabar atsimenu. Tai galite įsivaizduoti, kad nu, kokia nedidelė konkurencija buvo palyginus su dabartiniais laikais. Bet ir tų bylų biškelį mažiau, aišku, buvo. Tai bylų buvo gal mažiau, bet, nu kaip mažiau nepasakyčiau, bet jos buvo smulkesnės, jos buvo sprendžiamos per vieną posėdį, per viską. Aš jau čia dabar ir kolegom rodžiau, nu atleiskit, gerbėmieji, daugelis užsiminėjat, kokios čia bylos buvo dėl santuokos nutraukimo. Kas esat dėl santuokos nutraukimo šiais laikais parašė ieškinį, kuris užima 1,5 spausdinto lapo, va tokie dydžiai. O čia toks. Trumpai drūtai. Viskas, kur reikia. Net čia turiu tą pavyzdį, kur čia rekomendavo kaip gerą pavyzdį. Dėl santuokos nutraukimo su turto padalinimu. Tai vis tiek, žiūrėkit, telpa į 2 puslapius. Pusę puslapio ilgesnė. Bet formulės panaudojama žiūrint. Indeksai, kaip dalinti patalpas. Ką čia dabar rašom šiais laikais? Taip, tada advokato darbo įrankis buvo spausdinimo mašinėlė, tai aš advokato darbui buvau pasirengęs, kaip sakiau, tą praktiką, kur atėjau dar kaip studentas ir tas kelias savaitės man advokatas Čepskis leido atsispausdinti savo diplominį darbą, pats spausdinau išmokau spausdinti, tai buvau pasirengęs. Bet advokatų lietuvių kalba jau. Nu, lietuvių. Jo procesai vyko dar tais 90 metais, tai buvo galima rusiškai kalbėti. Nieko čia gero iš jų laikų žiūrint, bet tikrai tai buvo, kai tavo ginamasis koks rusakalbis ar ką, tai teismas leidžia baigiamąją kalbą, sakyk rusiškai. Nuosprendžius irgi surašinėdavo rusiškai, teismai tiem rusakalbiam, kad nereiktų versti, teisėjai surašydavo rusiškai nuosprendžius. Bet čia va šitą vietą irgi labai įdomu. O pats procesas vertėjų apskritai prireikdavo, tada nelabai, tai tavo bėdas? Nereikdavo vertėjų, nes tas, kuris nemoka, nu, gal ten būdavo, bet aš dabar sunkiai, bet nu, nebent kažkuris tai, gal, ne, tokie vertėjai kaip aš būdavo, bet jos retai ten kviesdavo, nes, nu, būdavo dvikalbis, nu, galima, jeigu kaltinamasis jam patogiau kalbėti rusiškai, tai ir sako kalbėti, ir jis kalba. Kaip tą protokolą rašydavo, nu, ko gero irgi 2 kalbom. Pačiai įdomus. Vat aš dabar nepamenu. Kažkada turiu svajonę, reiktų susirasti archyvus,
kuriuose dar kažkokios tai bylos tų laikų galbūt dar yra saugomos, kažkokios tai svarbesnės ar ką, tai pasižiūrėti, prisiminti. Nu, va. Nu, Dar įdomesnis dalykas, tai palaukit, ateini 90 metais, ateini į teismą sakyti kalbą, tai ten yra vienas teisėjas ir du liaudės tarėjai. O, šitie įdomus. Įdomu. Ką jie daro, pavyzdžiui? O ką jie daro, nežinau, ką jie daro priimant sprendimus ir nuosprendžius, bet bent jau klausydavosi, tai tikrai. Įdomu. Tai žinokit, taip, tas teisėjas profesionalas, tai jis elgiasi kaip ir dabar, kur teisėjai dažnai elgiasi, pasideda kitas bylas ir tam varto, tu čia maždaug kalbėk ir kam tu ten kalbė, kitą kartą jo pauzę padarai, kad akis pakeltų. O šitie žmonės klausydavosi ir linkčiodavo, jeigu protingai pagal bylos aplinkybės gyvenimiškas išvadas padaryti. Tai taip, kai dabar čia kažkokia nauja partija aiškina, kad čia tarėjai institutą jie sugrąžins, tai žinokit, prisimindamas tą praeito amžiaus 10-metį, aš visiškai už tai, kad jie būtų. Jeigu tik tai valstybė sugeba finansuoti. Jo. Bet tas nesiklausimas tai būdavo jau ir tais laikais, net nevaizduodavo, kad klausosi žiūrint ant teisėjai, nes nu, šiais laikais kaip ir irgi, sako. Nu, įvairių teisėjų prisimenu, įvairiai būdavo, bet būdavo ir to. Kai jau čia po praktikos, bet ne pirmaisiais metais su šitą savo kolegę Indrę Panavaitę, advokatę, patekom į tokią bylą, tai čia buvo viena iš pirmųjų baudžiamųjų bylų. Dėl Gintaro muziejaus vagystės, tai čia visi gal atsimena Pasarą, nes tas Gintaro muziejus Palangos buvo apvogtas kelis kartus, tai pirmasis buvo. Tai žinokit, kokią mes ten sumaištį sukėlėm su vienu dalyku. Tas dabar pereinamasis periodas pareiškia jiems kaltinimų šitiem išaiškino vagimtas saulės akmuo didžiulis, tas kiek ten 3 kažkiek kilogramų gintaras ten surado šitose paskui bulvių maišuose buvo laikomas sandėliukai, kažkur surado išaiškino. Kaip dabar atsimenu, bylą nagrinėja aukščiausiasis teismas. Teisėjas mūsų dabartinis kolega Rimas Andrikis, sėdė 2 tyrėjai. Ir mes pradedam su Indre Panavaite kelti klausimą, tai palaukit, čia yra ten vadinasi 95 straipsnis baudžiamo kodekso, socialistinio turto vagystė itin stambiu mastu. Ir jeigu neklystu, tais laikais nuo 15 000 rublių prasidėjo tas itin stambus mastas. Tai ten aš dabar nežinau, gal lyg tai jau nepriklausomybės metais ten sankciją išbraukė, bet pagal šitą straipsnį tai dar buvo numatyta mirties bausmė. Nu, gal jau tuo metu jau buvo Lietuvoje, jau čia, kai nepriklausomybė, tą kodeksą šiek tiek realizavo, gal šitą, bent jau šitą, bet teoriškai, va štai pagal tokį straipsnį žmonės nuėjo būti baudžiami. Tai mes su Indre Panavaite pasikapstėm toj byloj ir supratom vieną dalyką, kad vagystė tai vagystė, bet to gintaro įvertinimas, tai kai buvo atliktas sovietmečiai ten kažkada, tai taip jis ir likęs, nėra jokių kitų dokumentų. Balansė, senas kaba kažkas. Jo, tai mes taip pasiskaičiavom ir sakom, nu palaukit, bet čia niekaip neišeina 15 000 rublių pagal tuos senus įkainavimus. Tai kaip atsimenu ten, teisėjas Andrikis tuo metu su šypsena, jis ten, sakė, taip negali būti. Tai paskyrė ekspertizę ten kažkokią tai įkainavimo, tai ten ekspertai tada atėjo, pradėjo pasakot, kokia čia didelę vertę turi šitie, aišku, nepraėjo šitas numeris, bet tokiu būdu jo sumaištie šiek tiek tada įvedėm. Bet ten ta byla lyg tai neblogai paskui pabaiga ir baigėsi, ten labai griežtų bausmių neskyrė, jauni žmonės, ten jie gal po pusę termino, po kokių 4 metų sugrįžo iš laisvės. Tai vat viena tokių. Bet suprantat, dar koks, taip aš apie tos palinkėjimus, tai gal vis ne pabaigoje, bet karts nuo karto prisimindamas iš tų laikų. Advokatai tais laikais nebuvo užsisklendę vienoj teisės srity. Labai keletas tik tai buvo.
pamenu, buvo keli, kurie tik baudžiamasias bylas buvo, bet jau tokie advokatai, kurie jau, tarkim, irgi buvo galima skirtingai nuo manęs vadinti advokatūros legendomis keletas. Ir advokatą Čepskį, kaip puikiai atsimenu, tai jis buvo korifėjus šeimos teisėje ir butų teisėje. O šiaip atėjęs jaunasis advokatas į tą tokią juridinę konsultaciją, tai kokiam bylom užsimdavau? Nu, nebuvo taip, kad tu ateini ir tik baudžiamasias bylas ir nieko. Užsimdavom viskuo. Darbo teisės bylos, grąžinimai į darbą, ten atlyginimų priteisimai. Kas iš jūsų kartos iš vis yra girdėjęs, kad buvo toks butų kodeksas? Vat girdėjai, aš dar esu, nesusidurt nebeteko. Tai istoriškai vertinant, tai taip galima pasakyti, dabar jeigu nuosavybė į butą ar į namą sprendžiama pagal bendrasias tas nuosavybės teisės normas, tai ir nereikėjo, bet kai tarybinė valstybė nutarė, kad į butus nuosavybės nieks neturės, o turės tik valstybė, tai tiems santykiams sureglamentuoti tada kodekso prireikė kodekso. Tai užsiminėdam tom bylom. Ypač daug tų bylų buvo dėl žalos atlyginimo, nes irgi priežastis to, dėl ko nebuvo to privalomo transporto priemonių draudimo. Kiekviena avarija tai praktiškai vos ne civilinė byla ir ten įrodinėjai, kokiam kainom ten bumperį pakeitė, kokiam ką, kur irgi daugiausia tų bylų. Na ir paskui prasidėjo butų privatizavimas. Jau čia buvo kokie 92 metai. Vėlgi ten visokios įmonės nenori leisti savo darbuotojams privatizuoti, čia mūsų fondas, tai vėl ten į teismus kreipdavaisi, kad teismas įpareigotų privatizuoti. O tos bylos labai siejosi su tuo butų kodeksu, nes jis dar galiojo ir privatizuoti galėdavo tas butą, kas turi teisę jame gyventi, kas yra nuomininkas arba šeimos narys. Ir tada, kai kilo masinė banga ginčių, kad giminaičiai pradėjo kreiptis į teismą, kad pagal tą butų kodeksą būtų pripažinta, jog jų giminaitis koks nors pusę metų išėjo iš namų, ten pas merginą ar kur ir negyvena, 6 mėnesių ir jis netenka teisės. Tokios normos keistos buvo šių laikų perspektyvos, bet tais laikais tai didžiuliai įrodinėjimai ir ten renki duomenis, o kokio polikliniko jisai gydėsi, o į kokią mokyklą jis vaiką leido, kad ten arčiau namų ar kur. Kaip pamenu, advokatas Rakauskas pasakojo, kaip jis tokią bylą ten apgynė žmogų, kad jis kad jis įrodė, kad žmogus, nes ten ar butas visai laisvas buvo ar ką, tai jis teisme įrodinėjo, nes oponentai ten kažkaip, nes ten ir valdžia galėdavo kreiptis, pavyzdžiui, tas tuometinės vykdomieji tie komisijos valdybės, tai jeigu jie mato, kad bute elektra nedega pusę metų, tai gal žmogui nereikia to buto, jo. Advokatas Rakauskas ten įrodinėjo, nes ten buvo ginčas, kad nėra tam bute nei baldų, nei nieko. Tai kaip pamenu, kolega grįžo laimingas, sakė, įrodžiau, kad tam bute buvo sudedama lovelė, patalinės komplektas ir panašus dalykai. Ja. Išsineždavo. Ja. Kazimieras kreatyvus toksai būdavo. Ne, tai buvo mokytojas, tai tokių betarpiškų pamokų, tai. Bet aš kaip tik prie klausimų buvau pasirašęs, iš jūsų 20 amžiaus 10-mečio kokius tokius ryškiausius žvaigždės advokatus irgi pamenat, kas tuo metu ir buvo kažkokie išsiskiriantys, aišku, Kazys Rakauskas kaip mokytojas jau automatiškai žinomas, nes kiti mažai gal ir pasireklamuoti. Dar buvau tas stažuotojas ir nuvažiavom, kaip pamenu, į Molėtus, irgi tokia, man atrodo, ten buvo palikimo padalinimo byla. Ir oponentas buvo advokatas Algimantas Degoratas. Irgi asmenybė? O čia tai asmenybė. Tai aš pirmą kartą jau ten buvau toj stažuotėje, gal kelis mėnesius pasimurkdęs.
supratau, kad asmenybė yra vien dėl to. Jau čia ištyrėm įrodymus, sako, baigiamosios kalbos dabar jau tos. Tai vadinosi irgi nebaigiamosios kalbos. Teisminiai ginčiai. Ir man ta savoka tai dar labiau patinka. Žiūrėkit, nereikia čia baigiamosios kalbos. Tu tokios, visai, nei šis, nei tas. Kažkokią kalbą pabaigi ir tiek. O ginčiai, teisminiai ginčiai, tai yra druskytė šiek. Bet klausimų negali duoti per tai ginčą. Tai klausimų ir dabar baigiamasias kalbas. Tai advokatas Zigaraitis atsistoja ir sako, aš norėčiau padaryti pertraukos kokį porą valandų. Norėčiau išeiti taip ramiai apgalvoti tą teisminių ginčų kalbą. O čia padarė įspūdį. Ir teisėja, kaip atsimenu, Molėtų tada rajono tokia teisėja, pirmininkė dar, Krivelienė, ir jinai maloniai suteikė. Oho. Aš tada jaunas stažuotojas, labai korekt kalbėjo Algimantas, ten visis taip argumentuotai viską, mūsų tokia pozicija gal silpnesnė buvo. Tai aš savo išdrįsau Bibliją pacituoti per tą baigiamąją kalbą. Tai paskui girdėjau atsiliepimus iš teismo darbuotojų, kad sakė, dar tokių kalbų čia nebuvo Molėtuose. Ir vienas gerai, ir kitas su Biblija. Ir aš dabar kaip pamenu tą bylos rezultatą, tai teisėja, tais laikais čia dabar mes susitvarkome, tai ieškinio čia iš ieškinio ribų neišeiti ar dar kažkur. Jinai šiek tiek išėjo už ieškinio ribų ir padalino tą turtą taip, kaip nei prašė nei ieškovas, nei atsakovai, ir dar paskui taip pakomentavo, nes įrašų nebuvo. Aš žinot, aš padalinau taip, kad jūs paskui, nes jeigu taip padalinčiau, kaip ieškovas prašo, tai paskui ateitume dar su viena byla ten kažką. Dabar aš sako, padalinau taip, kad jokių ginčių tarp jūsų nebebus. Tai žinokit, taip ir buvo. Mes sakėm protingas kalbas, o teisėja padalino taip ir po to net skundų jokių nebuvo. Tai tokių prisiminimų yra įdomių. Iš tų žvaigždžių, aišku, advokatas Matuiza įspūdingai. Toks advokatas Gorinas buvo, tai didžiulis oratorius. Aš dar stažuotojas būdamas, man advokatas Dragauskas sako, žinai, kai turi laiko, tu naik pasiklausyk į aukščiausią teismą ar į kokį kitą teismą procesų, pažiūrėk, kaip ten kalbos vyksta. Tai ko gero, tai buvo irgi pirmasis procesas, kai dar gal aš net buvau toj dar studentų praktikoje, kai buvau pirmoji kontoroje, kai nuėjau irgi teisėjas Andrikis buvo asmenybė, kaip jis ten elgėsi procesuose. Rimas teisėjas Andrikis, Gorinas advokatas, kalbas tokias pasakydavo, įdomiai tada atrodo, tai toks žvaigždynas įkvepiantis. Na ir aišku, aš vis apie advokatą Fišą užsimenu, tai buvo irgi žmogus, aišku, gal jo tautybė čia genai lėmė, bet tokio subtilaus humoro žmogus, kad grįžęs kadangi vienam kabinete tam būdavo, tai per dieną jis labai nesivaržydavo, jis leisdavo pasiklausyti, kaip jis konsultuoja, kaip bendrauja su klientais, kaip ten, tai irgi įspūdį palikdavo. Tai čia kliento valdymas ar kažkaip pasitoksai? Aš nežinau, gal tada taip nežiūrėjo ten truputį, žiūrėkit ir sąlygos, advokatai, tai pirmoji advokatų kontoroje dirbdavo po 3 vienam kabinete. Čia Jogailos gatvėje, tai buvo? Ne, čia buvo Adminių. Adminių, tai išvis. Jogailos antroji, tai juridinė. Tai jeigu tu dirbi 3, tai tu norom, nenorom, tu jeigu atsivedi tą su tuo klientu kalbėtis į kabinetą, tai kolegos vis tiek ten bus girdės. Aš jau, kai advokatas Fišas eidavo su klientais, net papiknaudžiaudavau. Aš tada susirasdavau, kad man būtinai reikia prie stalo savo kažką daryti, aš ten nevarašydavau, tai pasiklausydavau, kas ten vyksta. Mediatorius jisai jau čia. Ne. Aišku, bet Fišas, aš galvoju, kurių metų jisai buvo? Jis jau vyresnis buvo ir tuo metu. Aš galvoju, kad jis labai panašių metų kaip ir advokatas Rakauskas. Jo, taip atrodė bent iš išvaizdos bendramžiai.
Supratau. O va dabar dar prie klausimų grįžtant mūsų, kokia populiariausia ir mėgstamiausia jūsų veikla? Vat pasakėte, kad plačiai užsimdavo, bet o kas dar būdavo kažkuri, kuri labiausiai patikdavo? Dar neperėjau, kokiais apie 92-3 metus atsirado tokios dvi kategorijos bylų, tai vienos, bet čia gal jau kolega kitas kalbėjo, tai dėl tų visokių teisių išlikusių nekilnojamo turto. Čia labai įdomu dalis. Ir kaip aš atsimenu, kaip čia toj civilistikoje, kaip ten reikėdavo įrodinėti, kas buvo iki tos nacionalizacijos, kokie santykis. Tai žinokit, buvom įsistudijavę carinės Rusijos civilinio kodekso 10 tomo nuostatas, nes jos galiojo Lenkijai. O čia Vilnius, tai Lenkų kraštas. Aš įsingai, čia Vilnius Lenkija buvo. Tai turėjau tą kodeksą ir dabar dar turiu pasidėjęs ir tą atšviestą ir rusiškai variantą, ir lenkiškai variantą, šiek tiek pakeista ten. Notarinė praktika, kas reiškia, ar pavyzdžiui, ten kokia nors giminėje brolių su broliu apsikeitė žemę. Pasirašyti brolių, sudėti kažkokie tai sutartis ten 1939 kokių metų, kažkokie tai kviestiniai pakviesti. Dabar ta sutartis įgaliojanti, negaliojanti šiais laikais, jeigu žiūri, o vertinti, tai reikia pagal anų laikų perspektyvą. Tarsi būdavo ta notarinė forma privaloma, bet ten irgi būdavo išimtis, kad jeigu ten vykdė, jeigu ten, tai galima tokią sutartį pripažinti, atsimenu, tokių bylų pagal tą lenkišką teisę būdavo. O pati geriausia, tai kas nors, jeigu norit, pasakykit kitos srities rezultatą, kas pasieksit geresnį kada nors, tai buvo administracinės muitinės bylos. Vedžiau atskirą, taip, dėl savęs apskaitą. Taip, per gal ten 92-4 maždaug taip tuos metus turėjau 80 bylų, tai 76 laimėjau 100%. O problema buvo labai paprasta. Čia dėl ko tas aukso amžius, tai dar tas aukso amžius dar gali būti ir dėl to, kad ta nauja teisinė sistema formavosi Lietuvoje tuo metu. Priėmė ten tą muitinės įstatymus, kažkokį laikiną įstatymą dėl draudimo, laikinasis prekių išvežimo įstatymas, ar kažkaip jis vadinosi, ten kažkokios normos buvo nustatytos. Lietuvos muitininkai susiformavo savo taisyklę, nes ten tam įstatymė buvo parašyta, kad prekes išvežant reikia deklaruoti. Privalo deklaruoti ar dar kažką. Ir Lietuvos muitininkai, kaip jaunos valstybės muitininkai, jie pasijuto, kad yra, kaip čia pasakyti, vadovai, tvirtai. Ir pradėjo liktis maždaug taip. Važiuoja čia tie iš Gariūnų nusipirkę prekių įvairūs ten Baltarusijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Rusijos piliečiai, jie sėda į traukinį, važiuoja į Minską, Keno stoty, pasibeldžia į vagoną muitininkas ir klausia, ką vežat? Vežam, prekių. Deklaracijas turit? Ne, nei vienas neturi, visą vagoną iškėlė. Tai kitaip tariant, muitinė norėjo suformuoti praktiką, kad užsieniečiui atvykusiam į Lietuvą ir nežinančiam įstatymų, galiojo tas principas įstatymo nežinojęs neatleidžia, ir kad jis turi susirasti tą deklaraciją. Kur gauti? Mes tuose bylose darėm ten ir fotografavom ir eksperimentus tam tikrus darėm, tai pasirodo būdavo Vilniaus geležinkelio stoties tolimiausiai kampe, į kurį nieks neužeidavo. Studentas gali pasimti, jeigu tu žinai, kad reikia tos deklaracijos, bet jeigu tu pirmą kartą atvažiavai į Lietuvą, tai ne. Tai mes ir įrodinėjom šitą, kad čia ir tada administracinės teisės pažeidimo protokolas pagal laikiną įstatymą, prekių konfiskavimas ir bauda. To jie siekdavo, bet gerai tai buvo, kad tas bylas turėdavo nagrinėti teismas. Bet dabar aš nepamenu tiksliai, pirmą instanciją jau skųsti reikėdavo. Gal net skųsti. Tai ir dar gerai buvo, kad praktiškai visos bylos vienam teisme. Čia į tą trečiasis teismas. Jo, nes pagal muitinės departamento čia tą vietą. Ir ten susiformavo tokia teisėjų praktika, kad, palaukit, tai galima bausti tada, jeigu žmogus kažką slepia.
jeigu jam tą deklaraciją muitininkas padavė, nes jau pradėjom, vis tiek žmonės jau pradėjo važinėti į Europą, į civilizacijas, ten irgi tos deklaracijos, tai niekam nekildavo į galvą, kad jeigu reikia deklaruoti, kad tu turi kažkur bėgti tos deklaracijos, ten kaip taisyklė, ar lipant į traukinį, ar kažkur tau paduoda ir sako, tu užpildi, kad tai jis patikrina. Tai va. Tai 76 iš 80, tie 4, kiek atsimenu, tai buvo tokie, kurie ten šiek tiek gudravo ir jau bandė kažką slėpti, tai su šitais nepavyko, bet vat rezultatas. Tai, čia ir suformavo praktiką, tai laisvą idėją. Tokia praktika, laikina praktika pagal laikiną įstatymą, paskui jinai greitai baigėsi, bet aš tokia įgijau negerą reputaciją muitinės departamente. Atsiminė šitą ilgai. Ten buvo netokių giminysčių, tai ten to muitinės departamento teisės skyriaus vedėja buvo vieno aukščiausiojo teismo teisėjo sutuoktinė ten kažkaip, tai ten dar kažkokių atgarsių, kažkokių negerų, gal čia valstybės kenkėjai esam, ar kaip. Kaip sakant, panašus advokatų vaidmuo vis tiek. Tai va, bet mes, klausykit tokį. Tai aš tai galvoju, kad čia mes padarėm gerą darbą, kad paskatinom Lietuvą, jauną valstybę, greičiau pradėti elgtis civilizuotai, o to tokiu rusišku mentalitetu, kad valstybė viską gali, taip nuspręsim. Ir dar kitą klausimą turim dėl skaudžiausios pamokos advokatūroje, kaip advokatų dirbant, tai čia irgi pasakėt, kad biškį muitinės nemalonė užsitraukia, tai kaip ta drąsa, tai ko gero, čia ne vienoje situacijoje biškį užtraukia nemalonių, užtraukdavo. Vienoje skaudžiausių tokių tai buvo irgi visai, kaip sakoma, iš pamokų, kad reikia ko gero vengti ir labai nekomentuoti konkrečių bylų, nes įvairių dalykų, bet čia buvo vėlesni laikai, kai ypač praktikuoji didelį advokatų kontorą ir kai tų visokių interesų konfliktų valdymas tampa vis sudėtingesnis. Ir ką tai mes atsimenu su vienu kolega leidom savo pakomentuoti vienoje tokio irgi korupcinio pobūdžio byloje, kad teismo posėdžio metu paaiškėjo, jog telefoninių pokalbių garso įrašymo įranga, kuria buvo naudojamasi, kad paties telekomunikacijų operatoriaus aparatūra yra nesertifikuota. Ir negalima tiksliai nustatyti ten tų įrašymo laikų, minučių ir visokių kitų. Kažkaip pakomentavom prieš kameras po posėdžio. O kai grįžau į kontorą, jau pas mane prisistatė kontoros seniūnas ir sako, žiūrėk, kokį mes laišką gavom iš to telekomunikacijų operatoriaus, kad čia mes kontoros klientų, nors ten net ir pavadinimu atrodo, kad čia vat kontoros klientą pažeminom. Jūsų klientas buvo tada? Pasirodo, buvo kontoros klientas, kai kontorai kontoros klientas, aš aišku, asmeniškai mes su juo nei dirbom, nei ką, bet kokių būna dalykų. Tai vat tokia pamoka, kad nereikia vengti būti žiniasklaidos savo ginamojo atstovų spaudai, turbūt taip jau reiktų. Čia labai aktualus ir jauniem advokatam. Jo, aš dabar dažnai taip žurnalistams dar pasakau, ypač tuose nesibaigusiuose, kad atleiskit, nesu savo ginamojo. Bet čia labai šita dalis svarbi, nes mūsų advokatų daug iš tikrųjų į viešumą neįdam ir toks papasakojom yra tas konsultacijos teikiamos, čia atrodo kaip ir toks vienas iš kelių tapti žinomesni, bet jūs šitą dalį rekomenduotumėt labai atsargiai, beveik vengti. O tai kaip tada, žiūrėkit, jauniem advokatam parekomenduotumėt, kaip klientų susirasim tada? Per darbą savo ar kokių kitų gudrybių gal sužinot? Jo, tais laikais geriausia reklama buvo žodinė reklama, kai tu kažką gero žmogui padarai. Jis, aišku, pasidalina
tą informaciją su savo draugais, pažįstamais, gal tavo kortelę jam perduoda ar ką. Tai tas praeito amžiaus 90-metis, tai tokia reklama buvo, tai tikrai. Iš lūpų į lūpas per Iš lūpų klientų į lūpas, padaryta. Bet ir dabar gal tokia viena iš patikimiausių reklamų. Patikimiausių, bet šie laikai kitokie. Vat, kaip surasti va, tą balansą. Tai. O va dar toks klausimas, kalbėjom apie institucijas, vadinam, kad kažkokias pamokas gaudavo. O kaip tarp pačių kolegų bendravimas būdavo? Jūs sako, dirbdavo ten kontoroj 3 ir 4 vienam kabinete, ar būdavo ten, nežinau, kažkokių piktų kėslų, gal ar kaip taip pavadinti? Tarp kolegų. Žinokit, Būna ir šiais laikais. Žinokit, aš taip pasakysiu, kada advokatūroje konkurencija išaugo keletą kartų, tai čia, sakykime, tos mano praktikos pradžios po kokio 10-mečio, 15 ar 20 metų. Tai bendravimo kultūra tarp advokatų man toks susidaro įspūdis retrospektyviai žymiai smuko. Ir aš kaip pastebėjau tą, kad 2 dalykus. Tie advokatai, kurie mes praktikuojam baudžiamose bylose, ypač tose baudžiamose bylose, kur ten yra ne vienas kaltinamasis, o mes keliese ginam ten, galima ir 10 rekordų, turbūt turėjau, čia tokia buvo automobilių vagystės byla, kurioje buvo 33 kaltinami. Aišku, dabar yra. Tai jūs įsivaizduokit, dalyvaujam 33 advokatai, tai per mūsų santykiai kuo puikiausiai, mes ten per tą bylą, kaip sakoma, vos nesusigiminiuojamės tą bylą, nagrinėjimo metais, aišku, tokie, tai ten ir taip, ir kitaip, ir visa kita. Ir paskui po ilgo laiko tarpo nueini kokias nors civilinės bylas, tai ten prasideda, kad pradedi jaustis, jog čia nagrinėjama ne tavo kliento, bet tavo byla. Toks asmeniškumas, toks nukreiptas. Dabar labiau tai jaučiasi, ar tuo metu būtų? Na, aš sakau, aš pagal savo tą retrospektyvų prisiminimą, aš galvoju, kad tai atsirado apie kokius 2005-10 metus, kada, aš nežinau, prasidėjo tas noras toks natūralus ar koks prieš savo klientą pasirodyti advokatams, kad jie už jį gali padaryti bet ką, net ir pažeminti kolegą. Tai tas toks elgesys. Čia tokia, dar ir prieš keletą metų buvau byloj, kur šeimos byla, turtingi žmonės, ten ginčiai dėl turto, atstovauju atsakovui, atstovauju vienas, dalyvauju teisme, ieškovė atstovauja 5 advokatų. Pajėgos? Nedraudžia, bet tai irgi iš to įspūdžiai, tai kad net teisėja pradėjo raminti, gal jūs pradėjo ginti mane, kad nebepulkite ant šito atsakovo atstovo. Jis vienas. Bet čia šiaip labai aktuali tokia problematika, kad susiasmeninimas, nes nors... Labai, dabar aš šeimos bylų turiu nemažai, tai labai. Bet jūs sakot, pradeda tave. Ką tu padarai blogo, atrodo. Bet vis tik tai skirtumas tarp baudžiamųjų bylų ir civilinių čia labai ryškus, kaip sakot. Man vis dar taip lieka, nes tie, kurie advokatai praktikuojam baudžiamose bylose, kažkaip tas kolegiškumas, nes mes oponentą turim prokurorą. O ne viens kitą. Ne viens kitą, tai tas apsaugo, kaip čia pagal faktą sakykime. Nėra tarpusavio ginčo. Dar prie jūsų teisinės karjeros, prie idealų. Žinom, jūs kaip jau nesutinkat su legendiniu pavadinimu, bet mes jūs matom kaip legenda. O kas jūsų buvo toks idealas, ar per advokatūrą, ar gyvenime kažkokiu tai turėjot, į ką lygiavotės ir stengiatės lygiuotis? Žinot, aš taip pasakysiu, atsimenant tuos praeito amžiaus laikus ir tą advokatūros pradžią, tai turbūt tas idealas, kaip idealas susiformavo iš eilės kolegų patarimų, poelgių, paguodos, šypsenų,
Tai aišku, tai labai didžiulį įspūdį. Nu, Kazimieras Rakauskas, tai palikęs čia dabar nesistato pusę metų. Bet ir visi kiti, kuriuos čia paminėjau. Kad ir toks, atsimenu, advokatas Farberis buvo ir advokatas Krameris. Ja. Nu, tarp kitko, jie paskui net, kai čia po kiek laiko ir išvyko užsienį. Atsimenu, advokatas Farberis, advokatas Krameris, tokio inteligentiško, visada toks išlaikytas, visada tvarkingas, su kaklaraiščiu, su... Kažkaip pamatė, kad į kontorą atėjau vasaros metu, su baltiniais, ten kelnėm ir tokias apsėdas basutės. Tai jis taip mandagiai, bet be jokio net nesijautė pažemintas, sugebėjo paaiškinti, kad atviro tipo avalynė nelabai tiktų čia toj juridiniai konsultacijai, o dar labiau netiktų, jeigu aš toks nueičiau į teismą. Nu, tai ką gali pasakyti, toks tikrai įvyko 1990 metais šitas dalykas ir dabar jis puikiai, tokį. Kaip matom, kad už stilių nuolatinį išlaikoma, kas pasisakė. Tai yra paaiškėję priežastis. Tai stilius, matot, čia stilius, kaip kai čia COVID-as prasidėjo. Tai vietoj šitos karelės aš visada įsidėdavau šitą kaukę. Ir sakydavau, kad čia yra COVID-o smart stilius. Tai tas smart stilius, jis mums klasikiniai aprangai, kuris dabar tas smart stilius arba casual stilius, tai jis mūsų kasdieniniai aprangai turbūt nepadeda, bet tai aš irgi prisimenu, čia dar prieš kokius 5 metus, nuėjau į kažkokią konferenciją, taip tvarkingai apsirengęs, baltiniai, kaklaraištis, kostiumas į konferenciją. Ten buvo kažkas su šitą Cyber Security konferencija. Vendės salėje žiūriu, kad nėra antros mens, kuris kaklaraištį ryšėtų. Nu, tai, žinot, po to laiko kažkaip pradėjau lankščiau žiūrėti. Negalima šitą dabar užsiciklinti, kad aš čia toks esu ir visur taip vaikščiosiu. Tai atleiskit, kad šiandien kaklaraiščio, bet gyvenimas toks. Va čia irgi patarimas, nes jaunų advokatų čia žiūrim, kad pirmas daiktas advokato reprezentatyviai tokiai veiklai, reikia ir savim būti pasirūpinusiam, pasitempusiam visada. Tai mes jūs irgi taip matom, tai laisviau šiandien, bet čia dėl to, kad prisiminimai ko gero, nes visuomeniai man viešumoje nematom be kaklaraiščio į niekur. Tai čia tas irgi svarbus įvaizdžio detalė, ko gero. Taip, dar norėjom apie įsimintiniausias bylas jūsų. Jau šnekėdamas paminėjot muitininkus ir čia paskutinę žinom labai viešai jau garsiai, bet čia advokatam ko gero problemų yra tai, kad tas advokato paslaptis biškai užgožia. Jau dabar nuosprendžiai įsiteisėja, tai kad kokia ten paslaptis, bet ta byla yra išskirtinė, ką aš ten ir per to prizo ten įteikimą sakiau, kad daug dievė palinkėti visiems, kad turėti tokį ginamąjį, kuris yra šviesios erudicijos ir plataus akiračio teisininkas. Tai atleiskit, tu net nesi kažkoks tai smarkus patarėjas, ten daugiau gal dėl procesinių dalykų, ten kažką tai nukreipi patarė, bet visą esmę tai žmogus puikiai supranta ir tiesiog tik tai kreipo galvą, kad kaip aš galėjau patekti tokią istoriją, čia mūsų valstybei taip galima, gal čia kaip. Tai ten esi tada guodėjas, kad kad žmogus neprarastų vilties, neprarastų ryžto dėl tos kovos savo. Tai čia tokių yra. Šiaip vertinant, tai karts nuo karto yra gerai valstybei priminti, kad žmogaus teisės reikia gerbti kiekvieną dieną, o ne karts nuo karto per rinkimus prisiminti. Per rinkimus gerai pamenai. Kad per rinkimus, kad pasikalba, kaip čia dabar gins žmogaus teisės, bet paskui 4 metus apie tai niekas nekalba, o kai kurios valstybės institucijos tada išdarinėja arba bylas tyria taip, kaip joms yra įprasta. Ir dar metodais, kurie yra iš tų praeito dešimtmečio, praeito amžiaus
atėję dar visi pas mus teisėsaugos institucijose. Šitų pastebit dar ar jų mažėja? Stebim tai, kad net viešose diskusijose, nu, tai susitikom su generalinės prokuratūros atstovu ir jis dėsto, kad pas juos taip įprasta, kad jie dalina bylas į dvi stadijas, į neviešą tyrimą ir viešą tyrimą, nes iškilo klausimas, nu tai palaukit, kodėl reikia žmogų sulaikyti po 3 mėnesių po to, kai bylą pradėjo ir paskui jo sulaikymą motyvuoti tuo, kad ne visus liudytojus apklausė, mes juos apklausinėjom. Tai jų supratimas, kad čia yra labai viskas gerai ir net šitie, nu, čia yra viskas gerai, nes argumentas, nu, nieks, jeigu jie pradės liudytojus apklausinėti anksčiau, tai ta informacija nuplauks ir kažkur. Nu, bet aš suprantu, gal ten kažkokio tai baisiai kažkokio tai slapto tyrimo, gal su tais nužudimais susijusio, bet kai dabar yra tyrimai, kur informacija, 90% informacijos, sakykime, guli bankuose, kur yra ten visokios kontrolės ir viską, tai dabar pasakyti, kad va, mes liudytojus tik apklausinėsim tik tada, kada įtariamą įmesim į areštinę, nu tai palaukit, tai čia iš kokių laikų šitas atėjo. Nu tai čia vat. Reikia tos rusiškus filmus apie mentus pasižiūrėti, tai tada viskas atsistoja. Iš kur atėjusios tokios tradicijos ir toks įsitikimas. Čia jaunieji neteko, aš tai dar gimęs tarybiniais laikais, bet irgi mažai atsimenu, o jaunieji visi gimė Lietuvoje, tai čia su tom problemom. Tai va čia gerai, kad to nebeturim, kas dar buvo realybė tuo metu. Taip, o vat, kaip keitėsi Lietuvos advokatūra, jeigu taip trumpai pasakytume, nuo to, kada jūs 90 metais jau irgi buvo Lietuvos advokatų, nu, kaip dar buvo juridinė konsultacija, tai jinai dar nesivadino Lietuvos advokatūra. Nu, tai ten buvo ne advokatų taryba, advokatų prezidiumas. Bet jau buvo. Nu, ir kaip tada keitėsi, taip kaip ir keitėsi, kaip prie civilizuotos valstybės advokatūros perėjo. Priminėjo berods pirmas advokatūros įstatymas, kada buvo 98 metais. Lietuvos Respublikos advokatūros, nuo to ir pradėjo. Pradėjo, nes tada, nu, tai ypač tais pirmaisiais po 94, nes tais pirmaisiais po 90 metais, tai ką, nu, vis tiek visi kodeksai, viskas, kur buvo Lietuvos LTSR užrašyta, TS raidės užbraukdavo ir tas pats kodeksas. Bet ir advokatūrosgi buvo tie, aš neturėjau, kažkaip pamiršau atsinešti advokatūros, buvogi sovietinis dar tas įstatymas dėl Lietuvos advokatūros ir paskui būdavo advokatų kolegijų nuostatai. Tarp kitko turiu aš dar tas tada ne etikos taisyklės vadinasi, o kažkaip tai kitaip jos, bet iš esmės tai tas pats. Aš net dar čia praeitą savaitę buvau pasiimti, bet aš dabar iš kitos vietos ne visus atsinešiau. Tai taip pasižiūrėjau. Tai žinotose, nu, mes iš esmės, juk advokatūros, advokatų etikos kodekse mes turim tą nuostatą, kad reikia advokatūros tradicijų laikytis, ten yra nesureguliuota kažkas, tai vat tų ir iš esmės laikomės, nes tos tokios principai, kurie kaip advokatų elgtis baudžiamosiose ten bylose, jeigu jo ginamasis neprisipažįsta, o įrodymai rodo, kad jis kaltas ir visi kiti dalykai, tai jie atėjo iš tų laikų. Tai ten irgi tie nuostatai, ar kas ten, kaip jie ten vadinosi, tai viskas ten buvo, tai tie principai. Ir aš dabar atsimenu iš tarybos, kai kol tarybai buvo laikų, juk labai dažnai drausmės bylos yra keliamos. Ir dabar ir šiais laikais už netinkamas advokato frazes, tai populiarėja. Už netinkamas advokato raštus, už netinkamus žodžius pasakytus, jeigu teismuose, tai mes ten atlaidesni, bet jeigu advokatas pradeda rašyti elektroninius laiškus ten su kažkokiais tai netinkamų formuluotėm, tai ten, tais laikais irgi lygiai tas pats buvo, ten tokių rekomendacijų buvo, kaip elgtis taip per procesą, kad nieko neįžeistum.
Nu, žodžiu, tiesos amžinos lieka. Tai va tie advokatūros principai, va tas toks, gal sakykime, taip inteligentiškumas, kažkoks toks nuosaikumas, tai duok dieve, kad mes visi jo suprastumėm kaip advokatų tradicijas ir kažkaip taip laikytumėmės. Tai aš bandau surašyti viską, ką jūs sakot, kad apibendrinti paskui galėčiau. Pati advokatūra, tai aišku, kad keitėsi nuo tų poreikių, kurių reikia. Aš čia sąmoningai apie tuos, aš net čia nekalbu apie tą, kai advokatų konsultacijos tapo advokatų kontoromis, koks atsirado poreikis, juk mes irgi puikiai tą prisimenam, kad ateindavo, atvažiuodavo užsienio verslininkai ten 90-91 metais ir klausdavo, o kur čia galima rasti advokatą, kuris ten rengia sutartis, kuris ten konsultuoja verslo klausimais, įmonių steigimo klausimais. Tada visi pajunta, kad čia vakumas. Juk dėl tų vat, tokios naujos rinkos, naujų poreikių. Tai bet jau mes buvom vieni pirmųjų, kurie verslo kontoros modelį įsteigė. Šito vietoje irgi dar norėjom pasiklausti, o kaip ta išvis idėja susigeneravo, kaip tos verslo kontoros iš tų pagal poreikį. Tai jo, prasidėjo poreikis. Jauni kolegos advokatai tada po užsienį pradėjo važiuoti į tarptautinės konferencijas ir suprato, kokios ten struktūros tų advokatų kontorų egzistuoja užsienį, kaip jos prie verslo poreikį pritaikytos, ir pagal tuos modelius pradėjo. Tarp kitko mūsų kontoro, tai vat, kai mes tą 92 metais, tai irgi patenkam dar į tą dešimtmetį mūsų temos, kurią aš čia nustačiau. Tai buvo tokių mūsų strateginių pasvarstymų, o čia mes ką darom, dabar einam tik į verslą ir tą bylinėjimosi praktiką uždarom ir čia nėra ko. Bet kažkaip supratom, kad tas bylinėjimosi ta praktika irgi niekur nedings. Tai tarp tų verslo kontorų dabar ilgą laiką buvo taip, kad čia visi reikia gal net 20 metais skaičiuoti, dar atsimenu atveju, kada iš didžiųjų tų verslo advokatų kontorų jie prašydavo mūsų, kad paatstovaukim, paginkim jų klientus baudžiamosiose bylose. Buvo ir taip. Todėl, kad kai kurios naujos kontoros, kurios įsisteigė, tai būtent jos save taip ir tapatino, kad tai yra verslo kontoros ir tas bylinėjimuose, ypač baudžiamosiose bylose, tai jau tapo vakuumas. Jie net tokių kolegų neturėjo, kurie specializuotų. Bet paskui, aš tai galvoju, kad čia pagal mūsų pavyzdį, nes mes buvom vieninteliai tokie, kad mes ir turėjom tą ginčių praktikos grupę visada joje ir ginčių praktikos grupėje buvo ir tas baudžiamųjų bylų skirelis, taip sakykim. Tai aš galvoju, kad pagal mūsų tą modelį jau ir kolegos dabar. Bet tos jau civilinių bylų jas neprivengdavo, taip išeina tas jau kitos. Ne, tai aš neprivengdavau ir aš dabar jų neprivengiu. Aš pas jūs ateidamas iki pietų civiliniais reikalais užsiminėjau. Tai kažkada tai ten kažkokie rinkimai buvo, tai dar man labiausiai gal malonus komplimentas buvo, kad kažkokie teisėjai ten kažkokias anketas pildami mane paminėjo kaip advokatą, kuris pakankamai neblogai praktikuoja ir civilinės, ir baudžiamosiose bylose. Tai čia buvo. Universalumas. Tai matot, nuo tų tradicijų, kai mes atėjom, tada aš jums įvardinu visas tas bylas. Tai visas ir darbo teisė, administracinė teisė, ir civilistika, ir viskas būdavo taip, aišku, skirtumas nuo tų laikų, tai ten tų ieškinių ginčiamos sumos, tai neprilygsta šiems laikams. Tas muitinės bylas, kurias aš čia jums vardinau, tai aš puikiai atsimenu, kad 92 metais, tai honorarai tai ten būdavo už vieną tokią bylą apie 100 ar 120 dolerių ekvivalentas kažkoks. Bet irgi doleriais eidavo čia. Ne, aš daugiau ekvivalentą prisimenu, ten būdavo ir laikinieji talonai, ir paskui litai. Taip, tai buvo ir rubliai, ir laikinieji talonai, ir šitą. Tai žinot, kai tokia infliacija, tai geriau kažkaip užsifiksuoji, koks tas ekvivalentas yra. Bet
O kaip man atrodo, ta advokatūra išvis nueis, nes mes čia dabar turim tų pavyzdžių, kur ir per visuomenės informavimo priemonės, per Facebookus, per tokius blogus jau eina paslaugas teisinės rekomenduojama, ar kažkas jūsų požiūrį keisis iš esmės, ar vis tik išliks ta tradicinė advokatūra. Tai čia tas Dirbtinis intelektas ne? tame Tai aš nežinau, aš visada džiaugiuosi, kad kažkokie ten to dirbtinio intelekto tyrėjai, kurie yra pasakę, kad tie teisininkai, kurie užsiima bylinėjimusi, tai jie bus paskutiniai atleisti iš savo pareigų. Tai yra teisėjai, prokurorai ir advokatai, tai turbūt mes, vat šitie bylininkai, tai dar turim perspektyvų, turim, bet va, ką kiti darys, tai čia nežinau. Tai rekomendacija bylinėjimas labiau jaunimui. Aš dabar irgi klausimų turiu, o kaip per šitiek metų keitėsi pats komunikavimas su klientais? Anksčiau, sakot, mašinėlė, viską atsispausdini, o šiai dienai, tai ką, viską gali persiųsti klientui per elektroninį paštą. Bet ar tai gerai yra? Ir tai va, kaip reikia. Ne, aš nežinau, žiūrint apie ką mes kalbam, jeigu mes kalbam apie verslo dalykus ir apie dokumentų rengimus, apie konsultavimus, apie tai čia viskas tvarkoja. Bet jeigu mes kalbam ir dar turim minty, kad mes kaip advokatai turim išsaugoti kliento paslaptį, ir jeigu mes pradedam kalbėti, kad mes baudžiamosiom byloms rengsimės su kaltinamuoju per Teamsus ar dar kažką, tai atleiskit. Išeina. Suprantat, ypač tose baudžiamose, kad ir tose civilinėse bylose, kur žmonės yra, atleiskit, aš ir dabar, pasirengimas byloms, pas mane dar kol kas, jau aišku, čia metų našta ar kas, ar įpročiai, bet, tai bendravimas su klientu iš vieno stalo, diskusija, bylos medžiaga, vidury mūsų, diskutuojam, žiūrim. Dabar tas komunikavimas per visokius Teamsus ar ką, tai nežinau paskui, kai tuose nueini į bylą ir tu matai tarptų telefoninių pokalbių ar kažkokių vadinamų kriminalinės žvalgybos dokumentų esu savo pokalbius matęs. Bet paskui jie dingo kažkaip iš ikiteisminių tyrimų. Ne, tai teisme buvo. Teismas. Dėja iki teismo tokie dalykai. Vienoje byloje tai pamačiau ikiteisminio tyrimo, tai tada dingo, nutarė, kad išmes jais nesvila, o vienoje byloje tai teisme. Dingo. Nedingo. Jie buvo. Ir liko. Bet teismas, kaip sakant, nebuvo ten reikalo ir ne. Bet vis tiek bet labai dažnam ikiteisminiam tyrimui surandu kolegų pokalbius su tais klientais. Kitą kartą, apsiėmė žmogų ginti kažkokiai byloj. Bet iki to, kol čia kilo ta baudžiamoji byla, tai buvo kažkokie tai visai kiti dalykai. Buvo konsultavimas to žmogaus civiliniais teisiniais dalykais, dar kur. Ir tu nueini įrašytas tavo kokio nors liudytojo pokalbį su kitu kolega advokatu, ką jis tam patarinėja. Skrupulų nėra šitam klausimui. Tai čia kur yra ir ar mes čia iš tiesų kiek galim ir turim kažkokią tai galvoti apie tą kliento paslapties išsaugojimą, nes reikia net atvirai kitą kartą sakyti, kad jeigu mes tą saugom kliento paslaptį, klientai dažnai klausia, ar tai dabar mes čia tą pasitarimą, kur darom pas jūs kontoroje, ar ateikit pas mus į ofisą. Tai palaukit, jeigu tu jauti, kad tas ofisas gali būti domimasi dėl kažkokių galimų ikiteisminių tyrimų, tai ką tu ten nuėjęs. Juk tos bylos šiaip aš su savivaldybių, su merais buvo, tai kaip jos gimė. Tai kriminalinė žvalgyba būdavo vykdoma mero kabinetas. Kiek tų verslininkų ateidavo pas tą merą pakalbėti verslo reikalais, tai viskas įrašyta, įdėta į bylą. Vieša, tai va šito vietą irgi. Ar, bet advokatas, tai negali išvengti ir tą, ką jis pasako. Viskas gali būti panaudojama ir ikiteisminiam tyrime, nes
kai kurie siūlo nešnekėkit nieko, bet negali apginti dar žmogus, nežinodamas nieko. Nu ką reiškia Kaip nešnekėkit, tai bent jau šnekėkit pas save advokatų kontorose. Nu tai bent jau, jau tą formalų imunitetą bent jau turim, kad nu, čia gal nereikia, na aišku, nebent. Nu ir tas negelbėja, čia tos paskutinės bylos taigi įrodė, kad ir advokatų kontorose ten kamerytės ir mikrofonai buvo. Portfelį advokatą, buvo viena. Na, tai čia jau atskira istorija su to portfeliu. Na ja, nu čia jūsų citata, kad kartais valstybėje reikia priminti apie žmogaus teisų gynimą, tai šitą teisę, ko gero, jo, vienas svarbiausių, ką advokatūra bandysim priminėti. Tai va, nu ką, nu ir tada jeigu apibendrinant tą, kas pasakyta, tai ką tokiais 2 sakiniais pasakytumėt, ko jauniesim advokatam dabar, koks palinkėjimas, patarimas būtų iš jūsų? Pusiau su jumoru, tai sulaukė tokio aukso dešimtmečio. Čia pačia pradžiai sakė. Laukit tokio aukso dešimtmečio, kokį jūs turėjote. Koks buvo jo mūsų advokato karjeros pradžiai, bet čia aišku, su jumoru laiko neatsuks atgal. O šiaip ką palinkėti, tai palinkėti, kad jaunieji advokatai turėtų žymiai daugiau atkaklumo, negu mes turėjom, nes kiek yra sunkesnės tos profesinės aplinkos sąlygos, turint omeny konkurenciją, ką tai reiškia, to atkaklumo reikia turėti žymiai daugiau, negu tais anais laikais. Nu, bet atkaklumas atsiranda tada, kada padarai kažkokį darbą dūšiai, ar ne? Kad dūšiai džiaugtųsi. Tai kas galėtų vežti jaunuosius advokatus? Nu, tai aš vis dėlto noriu palinkėti, kad kiekvienas iš kolegų, kurie save dar vadina jaunaisiais ar pridedančiaisiais, siektų kažkokį tai įsigyti, net jeigu net neužsiminėt bylom, kažkokį tai turėti, va tą pro bono paimti reikalą, kažkokį ten, kur tu tikrai gali apginti kažkokią tai žmogaus teisę, kažkokią tai žmogaus vertybę. Pagaliau, jeigu sudalyvauji, kad ir elementarioj kažkokioj byloje ar kažkur ten, kur prokuroras prašo tavo ginamąjį kažkokiems tai laisvės atėmimo laikotarpiui įkalinti, o tu pasieki, kad jis ten gal lygtinai bus nuteistas ar kažką, tai patikėkit, tai veža. O tai veža ir tai užveda ateičiai, užveda tą profesiją, o advokatų tarybai tai gal statistika jūs kažkokią tai valdot, aš palinkėčiau, padarykite tokį statistinį tyrimą, o čia kur tie mūsų advokatai, advokatų padėjėjai, advokatai, kurie į advokatūrą ateina ir sakykime, papraktikuoja kelerius metus ir nutarė, kad net nelaikys egzaminą išeina. Štai nes šeimoje turi tokį atvejį, tai man iš vis taip pat, sakau, laikai keičiasi. Bet statistiką padarykit, ar tarp tokių yra daugiau, kurie praktikuoja teismuose, ar daugiau tų, kurie į teismus net niekada nenorėjo nueiti, o tik tai užsiminė visai kitokiais reikalais. Aš instinktyviai jaučiu, kad turbūt tų bus daugiau išeivių, tų tokių, kurie gal nepajuto tos advokato profesijos, reiškia, prasmės, grožio, ar kaip čia pavadinti, nepagyveno tos žmogaus teisų, tos gynybos dvasia ir panašių dalykų. Aš taip jaučiu, kad turbūt tokių gali būti daugiau. Bet aš iš kitos pusės tai irgi tą puikiai suprantu, kad tarp kitko ir su pirmininku mes čia kalbėjom kažkada tai su advokatūros pirmininku. Kad sako, advokatūra tai senėja dabar, jeigu palyginti vidutinį amžių advokato, kas buvo prieš 10 ir dabar, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nelabai patrauklus jauniems žmonėms darome. Kaip šitą reikalą. Kaip čia sudominti, kaip spręsti. Čia yra tam tikra jo ir kažkokia tai nuvertėjimas šitos advokato profesijos yra tam tikras. Tai ačiū labai patarimas, iš tikrųjų, bet čia galima paklausyti jauniai, dėl ko ateina, kas juos motyvuoja, bet čia mes jau atskirai padiskutuosim. Ta bėdelė, aš tai sakau, kad tikrai dabar yra
yra sunkus kelias į advokatą. Advokato padėjėjų atėjusiam tas egzamino barjeras ir visa kita. Net sunku patarinėti, kai pats per tą net neperėjęs, nes mums tai kas buvo pusę metų stažuotė Ir į teismą. priimtas. O į teismą kitą dieną, kai tu ateini stažuotis. O po pusės metų tai kas būdavo, jokio egzamino nėra. Tu ateini į advokatų tą prezidiumą pokalbių ir advokato tavo tos stažuotės vadovas pasako, nu, vyrukas geras, gerai susirekomendavo, nu, viską įsisavino, tvarkoj, viską priimtas. Nu ką, tai tada iš tikrųjų mes užrašysim visas jūsų patarimus ir jie išlieka ir išliks. Ir iš tikrųjų vienas iš tokių, kad advokatūra veža, kad neturi vežti ir iš tikrųjų, kad ko pritraukti, tai kad bylinėjimasis bylos yra tas tikroji advokatūra, gyvoji teisė, tai mes tą tikrai išgirdom ir tą šiam momentui pasidalinsim. Gyvoji teisė ir gyvenimo druska. Dar gražiau. Nes per tas, nu, tokia kažkokia tai gyvenimo išmintis, kad nuo karto ateina, nes tų žmonių klaidos, kurios jos matosi bylose, jūs kažkaip irgi prisideda. Taip, ponas Raimundai, mes nuo jaunųjų advokatų asociacijos norim jums tokį įteikti atsiminimui. Čia kaip matysis biškelį, bet kaip legendiniam advokatui rašiklį, kad iš tikrųjų nuo jaunų advokatų, kai pasirašinėsit, žinokit, kad yra bendruomenė, kuri jūsų pasiekimais, jūsų gyvenimo keliu ir jums kaip asmenybė žavisi ir nori išmokti kuo daugiau. Priminimas toks apie tave. Taip. Kasdieniniam Dėkojom. Tai ačiū labai tada ir patalpinsim įrašą, kad susipažintų kuo daugiau, kas negalėjo dalyvauti šiandien. Dar iš tikrųjų gal klausimų yra, pasižiūrėkim. Kas mums buvo galima parašyti čatą. Jeigu kas sugalvotumėt greitai, tai galite dar brūkštelėti. Ar mes jau visus klausimus esam uždavę, kurie aktualūs. Tai matau, kad parašytų nėra. Nu tai ką, tai padėkosiu mūsų svečiu, labai ačiū tada. Ačiū, kad pasikvietėt. Dėkui.